Opa. O, vyručiai. Ei, batukai. Batukai šilti. Opa. Opa, opa, opa. Sniego, va, pirmas atvažiavau, dar niekas nebuvęs. Reikia pasiimti nagus, arba kaip ten kas vadina, smaigai. Ant galo va čia uždėjęs tokia lipnios juostos. Jis dabar vat neduria, bet jeigu jau stipriau kirst, tai prasikerta. Ir viskas. Nesusižaloji. Vienamės čia ir čia. Matiliukas. Truputėlį matiliuko. Ką tai galėtų reikšti? Nu, apie tai vėliau. Opa. Stovelio kamerai tai gali prireikt. Ir vibuko greičiausiai prireiks. Oplia. Kažkur matytas tiltukas. O vėjas, o vėjas. Upelis. Gaudysim tikrai ne upelį šitam, bet va, čia šitam tvenkinį ir va šitam tvenkinį. Pradėsim gal nuo šito, mažesnio, ir tada eisim prie didesnio. Gerai, lendam pro vartelius, bet vėjas koksai. Kažkaip taip. Nu, ledas yra. Laikys. Turėtų laikyti. Nedidelis kitas tvenkinys. Tai taip, atspėjot, kadangi matiliai, tai bandysim kažkokį tai gal ešerioką pagauti. Nes čia didelės žuvys tvenkiniuose. Paskęsta jų yra. Kestas sako, ir iki puskilio yra. O kadangi šiandien va tik tai nuo pietų, dabar apie 12 valandų prieš 12, nu tai tik tai tas ir belieka. Kažkur tai šalia namų. Tai va šį kartą visai šalia namų. Punioje. Ir pabandysim paieškoti ešerio kažkokio tai. Jeigu nekibs ešeriai, šitam tvenkinį eisim į tolimesnį, didesnį. Jeigu nekibs ir didesnėm ešeriai, tai tada bandysim gaudyti vibais, balansyrais. Gal lydeką kokią. Šitam tai lydekų nėra. Bent jau aš neprisimenu, kad būtų. Tai jeigu užkibs, tai greičiausiai reikia ešerys. Balta žuvis, yra čia kuojų įvairių. Bet ką aš čia kalbu, reikia pirmą ledą patikrinti. Daug žodžių, o ledą kaip čia patikrinti. Laikyt laiko. Daug. O, atrodo, knigučio nėra. Tai ta košė, kuri būdavo, jinai visa yra sutraukta. Labai patogu va gražu vaikščioti. Faina visai tada. Tik jau vėjas, kažkas tai baisaus. Pučia, oi pučia. O reikėtųgi pasigręžti rekečių ir viską. Gerai, pradedam nuo rekečių gręžimo. Kiekgi čia to tvenkinuko? Tai aplinkui visur apsigręžiosiu. Į vidurį gal. Į kraštus, gal kur giliau, ten vat, kur išbėgimas tvenkinio, gal ten giliau. Aišku, mailiaus bus daugiausiai gal čia, va, kur įteka upelis ir čia tiek vat neužšalę.
Bet čia normalu, neužšalę. Kažkaip tai viskas einam gręžt, o tada greičiausiai po truputį jaukint, leista vižėlę. Kažkaip tai. Oi, ledas tikrai labai geras. Kokie 10 cm. Viskas ir va taip ratuku einu gręžiuoju. Nu va, pagręžiojom truputėlį. Vėjas tai čia laukai. Laukai, tai čia išpučia baisiai. Tai triukšmai bus. Laukiu, kol nusipirkau mikrofoną, užsisakiau, bet nežinau, neatsiunčia dar prieš šventes. Galvojau atsiųs, bet kažko stabdo. Tai turėsit tokį nelabai gražų garsą klausyti. Tai koks šiandien planas? Šiandien planas yra pagaudyti ešerį, matiliukai ir aišku įvairios blizgutės balansyrai. Va, susirišau meškerytę, nu ką susirišau, čia viskas surišta. Nedidelė blizgutė, nu sąlyginai gal didelė, 5 kažkur tai centimetrai. Labai lengvas plotelis, blizgučių turiu nemažai, gal kai kaliosiu pasižiūrėsiu. Apie užduvę čia. Va, tų blizgučių. Taip pat yra nedidelių balansyriukų. Nu ir matilius tai reikia dėti kur šilčiau. Kadangi dabar yra -5 kažkur tai. Aišku, nėra čia to baisaus didelio šalčio, bet -5 jau palik dėžėj matilius jau negerai. Tai va, pradėsiu tikrinti nuo blizgutės. Pereisiu per visas eketes, jeigu nieko, tada bandysiu po truputį matiliui pajaukinti. Irgi pereisiu. Ir po kokio 15 pusvalanduko gal praeisiu su aviža patikrinsiu. Tai dabar imu dėžutę, kad sėdėt būtų patogu. Nestovėt, kadangi blizgutė lengva. Ir viskas. Kamerytė, dėžutė ir nuo kėties prie kėties. Viskas, žiūrim, kaip čia man seksis, kas čia seksis. Gal reikės ir didžiųjų lydekų ten į tą kitą tvenkinį, ten kur po 10 kg plaukėtų. Čia uždėjęs tokio dirbtinio matilio ant blizgutės. Geltona tokia, gal reikėjo čia kokios baltos, nu gal pasikeisim. Pirmą pasitaikiusią praktiškai uždėjau. Leidžiam, žiūrim, koks čia gylis, koks čia ką. Gylio čia daug nėra. Va toks. Metras. Čia ešerių gali būti stambių, tai reikia atsargiai su priveržimu stabdžio. Nu ir tikiuosi, kad čia koks karpis man neužkips. Žaidimas paprastas. Truputį mestelni ir laikai vietoj. Ir dabar kaip tik vat praeisiu su blizgute ir paskui duosiu matiliuko. Ta blizgutė jinai kartais pritraukia tuos pačius ešeriokus, bet jie nedrįsta jos imti. O matilį ima. Tai va, bus toks papildomas priviliojimas, manau. Po kokią 10 pakėlimų padarysiu, nėra ir einam toliau. Nėra čia. Ne, daugiau čia bus negu metras, apie kokią 1,80 m gal.
Kartais va taip pakrutinu. Būna, kad tam neatsispiria, kai virpa blizgutė po pakėlimo. O kartais reikia stabdyti griežtai. Tai reikia griežtai, tai net pasidedu ranką ir ant tos rankos. Labai įvairiai priklauso nuo telkinio, nuo metų laiko, nuo aktyvumo. Jokio sargelio čia pas mane nėra. Tiesiog pakankamai toksai liaunas, bet anglinis strypelis gerai persiduoda kiekvienas stuktelėjimas į blizgutę, į ranką. Paprasta miškerėlė, lengvutė. Čia yra pas jį saulažuvių, tai tos saulažuvės turbūt pats tas maitinimosi objektas šitų ešerių. Nėra ir čia. Opa! O, vyručiai! O! Kui! Ar jūs matot, kas čia užkibo? Ar jūs matot, kas čia užkibo? Va čia tai kalambokas. Oho! O, tai dėjo per blizgę. Nu ką, ešerio sezonas atidarytas. Nežinau net kaip iškabint, nesulaužius blizgės iš tokio veido. Iš tokio snukio. O jau pasišiaušė. O jau. Nu, gražuolė. Ha, blizgutė. Veikia. Nu, gražuolė. Oi, koksai. Sezono atidarymas štai tokio ešerio. Nu, nuostabu. Ką? Kaip jums grožis? Blizgutė. Blizgutė. Valdo blizgutė. Grožybė, ką tu? Tikrai kokio, nu gal nebus pusė kilo, bet kokie 400 gramų, tai kaip apsiūta. Tikrai gražus. Einam, paleisim. Oi. Į tą eketę, kurioj nekibo prieš tai. O. Plauk. Oi, tokius reikia saugot. Tokią žuvį reikia saugot ir mylėt. Super. Nu ką, bandom dar vieną, jeigu bus. Nu, tu čia žvėrių priauginęs. Vieną pagavau. Šitam gale kažkaip... Nežinau, aš va tenai įsigrėžiau, ėjau iš tenai, nu tai va prie stovelio pagavau. O čia dabar va praėjau, ne va. 3 eketės aš čia buvau padaręs. Jo, buvo, matėsi va šitoj va vietoj. Tai va vieną pagavau vienoje eketė, kitą nuoj. Šitoj 2 pagavau, bet vienas prindinis, o vienas taip spalvonas kaip reikia. Nu aš irgi tokį gerą, kokių 400 gramų silai, žinai. Aš tai su blizgute, žinai, tai net išgazdino jį. Ką tik iš ežero, va. Mano tokį jau biškį, bet dar krūta šiek tiek dar. Praplauti, švarūs. Gerai, einu aš tada su blizgute, tu dar grėžiosi biškį, ne? Sakau, įdomu patyrinėti kaip kitur, žinai, gal. Gali aišku, čia greičiausiai tai čia bus gausiai. Dėl įdomumo pasižiūrėti. Gerai. Aš paėmiau ir vibą, nežinau, gal čia lydekų tai nėra. 4 metai, žinai, gal kokie su vandeniu, žinai, kai mailiuko įkrenta visoką, čia kai užsisėja viską. Gali atsirasti viską. Gerai. Va daugiau niekas neužkibo. Jokio ešerio. Gramulios. Nieko. Bet vėjas prapučia kiaurai. Kestas sako, visai čia gerai šito vietą. Matysim. Gerai, viskas įmu matėlių ir greičiausiai pašersim.
pašersim ir bandysim avižą jas. Po truputį. Taigi čia yra karšių didelių ir kuojų didelių. Nu, kažkas tai vis tiek kips avižą geriau. Bandom pajaukint. Taip, matiliukas gražus. Daug nedėsim, va, po truputį, va, iš viršaus, kad kristų. Va. Va, po tiek. Nu ir čia dar truputį, va. Viskas. Užtenka. 13. O. 13 eketėlių pajaukinta. Liko man dar datikrinti 5 su blizgute praeisiu. Ir tuo tarpu gal čia kažkas tai ateis ant matilio. Čia Kestas sakė, vakar pajaukino karšiai. Džiuvėsiu kažkokiu, dar kažko, tai sauso jauko, tai gal karšis užkips. Einam pažiūrėt, ką čia Kestas lupa. Nu. O jei nekyla, tai gal net neešerys. Gal net neešerys. Eina, gal. Ant blizgutės? Aha. Tai gal bus ešerys, bet geras. Aha, ešerys, karpiokas. Pala, Ir normaliai, žiūrėk, blizgė. O čia tai bairis. Gerai, kad tokia ketė. Nu, Į nosį, va, grinai. pabučiuotis tą blizgę norėjo. Bučiuot norė. Eik, tu gult. Geras. Va, kokius grožius. 2 kilogramai. Geltonas. Nu. Tai palauk. Faina. Fotkę man padarysi. Pirmą Duok. karpį ant blizgės pagavau. Duok, aš irgi. Paleidžiam. Nu jo, čia ne ešerys, jau šitą traukt, bet matai toksai, nu, nevasariškas. Nu, va, matot, galima ne tik tai ešerius gaudyti lydekas su blizge, bet ir karpius. Visko būna. Stebuklingas tvenkinys. O vėjas viešpatį. Jau rankos šąla. Kąsnis. Gerai. Ir dabar sistema tokia, kad tikrinam. Yra kibimas, dajaukinam, nėra kibimo, nedajaukinam. Aš net bijau leist. Įsivaizduojat, aš net bijau leist. Vos reikia prisukti. Iš čia lups, tai lups. Netgi laisvą paliksiu. Takšt į dugną. Jau 4 eketę, va, kur matiliuko yra įmesta. Aišku, čia nedaug jo, bet vis tiek ešerys jisai turėtų atkreipti dėmesį.
nėra aktyvumo. O koks oras geriausias? Ešeriui įdomu. Ar toks va, pragėla, 5 laipsniai šalčio ir vėjas? Įdomu. Kol kas tegu pailsi. Pagaudysim blizgutę. Nes šiaip tai keista. Atrodytų tai kaip tik turėtų avižėlę geriau valgyti negu blizgutę. Bet va, nenori. Rekečių vat prigręžta nemažai ir čia patikrinau. Va čia va, kur pagavau pirmą ir tada čia. Pirmą sakau, vienintelį. Pirmą. Nu vėl eisim su blizgute. Kestas irgi eina, bet kol kas nematė kibimo. Nu, išskyrus šitą karpį. Reikia gaudyti, reikia ieškoti, gręžti. Nu, kažkur tai vis tiek jie yra. Galbūt labai krūvoj ešeriokai. Galbūt pagręžiosim dar. Matysim. Rasim vis tiek. O, riukas subjūro. Va, koks tai sniegas varo. Drėb pradėjo. Drebė. Ir nieko gero neradom. Sugręžiojom praktiškai visą tvenkinuką. Visą. Ir nieko. Einam į didesnį pabandyti. Ten ir lydekų yra, tai tada gal ir vibą bus galima įkišti. Tai aišku, pradėsim nuo ešerių kažkokių paieškos. Čia irgi jų yra ir didelių, ir mažių, bet nėra, tai nerandam, nekimba, nemokam gaudyti. 13 ketelių matilium pašėriau ir nei vieną netėjo. Kažkas tai taip jau yra. Viskas. Einam į kitą tvenkinį, ten pagręžiosim. Gal tenai koks ešerėkas užkips. O gal ir didesnis. Nei čia. Žvengia varna. Čia iš mūsų, kad mes nieko nepagaunam. Perėjom į šitą tvenkinį didesnį. Dar gal ten grįšiu, galvoju, dar kokį valandžikiai į dienos pabaigą. O dabar čia pradėsim nuo blizgutės, tada gal vibą, o paskui jau gal ir avižą. Viskas Kestai, prigręžiai. Gal žinai už kažko užsikabinsim? Nu kažką tai reikia. Jau aplink tą vietą, žinai, jeigu. Taip. Nu tai taip visą laiką pagauni ir paskui aplinkui. Jo, kur gali būt. Gerai, einam, ne? Kažkas lyg prisilietė. Ir vėl. Ir tau? Iš vien prisiliečia, bet toks vaizdas, kad mažiukas kažkoks. Oba! Mažiukas. Ne mažiukas, visai normalus. Ne toks kaip praeitas, bet vis tiek. Va koksai. Plėšrūnas. 100 gramų. Bandom greitai leisti dar. Ne Kestai, reikia greitai leisti. Gali būt, kad vėl bus. Nėra daugiau, einam paleisim kažkur tai ten, kur nekibo. Jezus. O, koksai ešeriukas. Va. Lauk čia. Čiukšt. Ate.
Einam tada turbūt avižą pabandyti. Nu dar gal biškį dar gal. Tai mažesnius matelius uždėjau, ne. Praeitą kartą. Oi. Leidžiam ir. Gal 0,7 valas plonesnis. Viskas, Kęstas pasiduoda. Baigėsi kantrybė žmogui. Davedė žuvys. Davedė. Keisčiausia tai, kad ant blizgutės, tai dar tie keli kibimai buvo. O ant avižos visai nėra. O turėtųgi būti atvirkščiai. Viskas, žinokit, soriukas, bet daugiau aš jums nepagavau jokio ešerio. Viskas, renkamės daiktus, pasiduodam. Su Kęstu nusprendėm, kad šiandien ne kibimo diena. Smagu buvo pagrėžiot, ne? Pagrėžiot, pasėdėt, grynas oras. Nu ir šių metų ešerio rekordą padariau, tai irgi skaitau gerai. Kokių 400 gramų ešerioką. Toks fainas. Rekordas. Tai va. Gerai, bičiuliai, viskas šąla rankos, viskas šąla. Jei kažką susuksiu ir patiks jums, tai spauskit laiką. Prenumeruokit kanalą ir čia pakau. Iki. Šalta. Ir čia net buvo gręžta, ir čia. Ir nieko.